Jėzų prikėlė iš numirusių. Tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins mus tą pačią savo dvasią. Lietuva, papūs, kuris mėgi prisikelk iš mirties ir Kristus tave apšvies. Papūs, kuris mėgi prisikelk iš mirties, prabudimas ateina išties. Papūs, kuris mėgi prisikelk iš mirties ir Kristus tave apšvies. Papūs, kuris mėgi prisikelk iš mirties, prabudimas į Lietuvą ateina išties. Ateina laikai, kai bažnyčios vaikai gaus tai, ką tu jiems pasakei. Ateina laikai, kai Lietuvos vaikai gaus tai, ką tu jiems pasakei. Laisva ir nepriklausoma Lietuva. Susidariusi laikinoji, vėl atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatant į laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Buvęs Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje Kazys Škirpa savo kapitalinėme veikale Sukilimas svarbiausiais sukilimo uždaviniais laikė: pirma, nuplauti gėdą už 1940 metų birželio 15 dieną sugniuždymą be pasipriešinimo šūvio. Antra, iš naujo su ginklu ir rankose parodyti Lietuvos draugams ir jos priešams lietuvių tautos valią siekti laisvės, teisės ir valstybinę nepriklausomybę. Visiems laikams atskleisti Maskvos melą apie Lietuvos tariamą savanorišką įsijungimą 1940 metais į Sovietų sąjungą. Dokumentą pasirašė Lietuvos laikinoji vyriausybė. Ministeris pirmininkas Kazys Škirpa. Aplodismentai. Krašto apsaugos ministeris brigados generolas Stasys Raštikis. Užsienio reikalų ministeris Rapolas Skipitis. Finansų ministeris Jonas Matulionis. Darbo ir socialinės apsaugos ministeris daktaras Juozas Pajaujis. Susisiekimo ministeris Antanas Navickis. Sveikatos ministeris Kazys Vencius. Pramonės ministeris inžinierius daktaras Adolfas Damušis. Prekybos ministeris Vytautas Statkus. Žemės ūkio ministeris profesorius Balys Vickus. Komunalinio ūkio ministeris inžinierius Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Švietimo ministeris Juozas Ambrazevičius. Vidaus reikalų ministeris Vladas Nasevičius. Teisingumo ministeris Mečislovas Mackevičius. Valstybės kontrolės ministeris Pranas Vainauskas. Jau daug kartų kartota yra profesoriaus Gudavičiaus tezė.
Galima skaičiuoti, kiek dienų ar savaičių gyvavo Lietuvos valstybingumas 1941 metų vasarą. Bet niekas nepaneigs, kad jis gyvavo. Galima kartoti, kad Lietuva kapituliavo 1940 metais. Bet niekas nepaneigs, kad jis sėkmingai sukilo 1941 metų birželį. Visą tai birželio 23-ąją iškelia į vieną gretą su vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Dabar tylos minutę pagerbkime tuos, kurie žuvo už Lietuvos nepriklausomybę tuose birželio sukilimo kovose. Tie, kurie buvo nužudyti besitraukiančios sovietinės kariuomenės. Ir norėtųsi šiandien dar asmeniškai įvardinti asmenis, tai yra Vilniaus LAF, Lietuvos aktyvistų fronto Vilniaus karinį štabą, kuris buvo prieš pat sukilimą, turėjo vadovauti sukilimui, bet prieš pat sukilimą buvo suimti visi ir tai Vytautas Bulvičius, kapitonas Juozas Kilius, Jurgis Gobys, Aleksandras Komantauskas, Stasys Mockaitis, Juozas Sadzevičius, Antanas Skripkauskas, Leonas Žemkalnis buvo nuteisti mirties bausme ir 1941 metų gruodžio 18 dieną Gorkyje sušaudyti. Taigi, skelbiu tylos minutę dar kartą. Pagerbta. O dabar paprašysiu gėles išnešti prie Vilniaus LAF štabo būstinės, iš kurios buvo suimti, čia kabo lenta. Kita prie buvusios ir būsimos škirpos lentos, čia pat už kampo, kuri buvo niekingai sudaužyta nepriklausomoje Lietuvoje. Ir trečią vainiką paprašysiu padėti prie tremtinių paminklo. Prašau. O dabar kviečiu kunigą vienuolį Paulių Vaineikį tarti maldos žodį. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amžinąją šlovę suteik žuvusiems už Lietuvos laisvę ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinąją šlovę suteik žuvusiems sukilimo 1941 metų birželyje dalyviams ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Amžinai atilsį duok žuvusiems už Lietuvos laisvę ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Palaimink Viešpatie mūsų tėvynę Lietuvą.
sakei, jeigu tu, Dieve, nestatai tautų, nestatai miestų, valstybių be reikalo, žmonės vargsta. Mums reikalingas tavo palaiminimas, Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Kad tavo laiminami mes neprastumėm mūsų tikrosios laisvės, vidinės širdies ir tavo dovanojamos išorinės. Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus. Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus. Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus tiesos Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus tiesos Jėzau, tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos, melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, kai mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Jėzau, tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos, melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, kai mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Nes tu pats, Dieve, laisvė esi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Užtariant visiems Lietuvos kankiniams ir šventiesiems, dangaus Tėve Jėzaus Kristaus vardu, prašom tave meilingai pažvelgti dabar čia susirinkusius mūsų tautos patriotus, tiems, kuriems Lietuva nėra tik tai pavadinimas, nėra tik tai deklaracijos. Viešpatie, pažvelk į šią Lukiškių aikštę ir pagal tavo valią mes prašom malonės, kad čia atsirastų vytis mūsų tautos ir tavo, Viešpatie, dovanotos laisvės simbolis. Viešpatie, prašom tavo malonės, pašalink bet kokias melo, neteisybės, korupcijos, išdavystės priežastis mūsų vyriausybėje, mūsų tautos žmonėse, kurie vienokį ir kitokį būdų buvo suvedžioti propagandos, melo ir piktosios dvasios, kuri pažadėjo patogų nutukusį gyvenimą. Viešpatie, mes prašom tavo malonės, sugriauk bet kokį piktosios dvasios veikimą, visus prakeiksmus, šmeižtą mūsų tėvynei Lietuvai. Viešpatie, tegul žuvusių atminimas 1941 metų birželio 22-23 dienomis tebūna išaukštintas, pažymėtas ir kad mūsų tautoj niekados nebūtų užmiršta taip sunkiai atkovota mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės diena. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkoju vienuoliui kunigui Pauliui už taip gražias išsakytas mintis. Dabar norėčiau prie mikrofono pakviesti istoriką Gintautą Terlecką. Tautiečiai, šioje vietoje susirinkome neatsitiktinai. Atėjome paminėti 85-ųjų tautos sukilimo metinių. Lietuvos okupacijos metais šiuose rūmuose SSRS represinės struktūros persekiojo, tardė, kankino ir žudė mūsų tautos didvyrius. Jų kovą, stiprybę bei artimųjų kančias šiandien simbolizuoja šis iš lietuviškų priedulių sumūrytas paprastas liaudiškas paminklas. 35 metus prie jo buvo melstasi, čia rinktasi ir minėta, todėl ši erdvė tarsi įmelsta bažnyčia tapo sakralinė vieta. Šis kuklus paminklas prašyte prašosi savo brolio, galingo, meniško, valstybės remiamo monumento Lukiškių aikštėje. Didžiuojamės ekonominiais Lietuvos pasiekimais, tačiau tai dar nereiškia pilnavertės valstybės brandos, kol valdžia nesugeba deramai įprasminti istorinės atminties. Ar galima vadintis laisvais, jei neįstengėme aukščiausių lygių pagerbti tų, kurie paguldė galvas už tėvynę? Tas pats vyksta ir su svarbiausių istorinių datų, įvykių bei jų dalyvių vertinimu ir minėjimu. Šią progą prisiminiau savo amžinybėn išėjusių tėvą. Jis giliai širdyje išgyveno, kad Lukiškių aikštėje vis dar nėra paminklo žuvusiems už laisvę ir tikėjo, kad ateis diena, kai jis iškils. Taip pat tikėjo, kad mūsų tauta, nusimetusi priešų primestus kompleksus, drąsiai minės ir švęs 1941 metų birželio 23-osios sukilimą. Visą gyvenimą tėvas visada buvo ir iki mirties liko internacionalistas. Ir griežtai smerkė žydų genocidą dalyvavusius lietuvius, bet jis niekada netapatino šių nusikaltimų su tautos sukilimu. Tėvo supratimu, šis sukilimas buvo teisėtas, didžiausias pagarbos vertas žingsnis. Prisimenu slogius SSRS okupacijos laikus, valdžios persekiojimus ir terorizuojamus tėvų namus, kuriuose buvo švenčiama vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena. KGB tokią Terlecko ereziją toleravo, nedrįso už ją bausti, tikriausiai mąstė, kad kitaip neveiktų prieš mūsų valdžią. Slėgė žinojimas, kad esame nesuprasti ir beveik vieniši. Buvo būrelis tėvo už Lietuvą kovojančių bendražygių, pažinojome draugų, kaimynų ir kitų lietuvių, kurie svajojo apie nepriklausomybę. Tačiau apskritai jautėmės plaukiantis priešiškumo, geriausiu atveju nesupratimo ir abejingumo jūra. Mitas, kad tada dauguma lietuvių kasdien svajojo apie nepriklausomą Lietuvą, yra mitas. Priešintis ir kovoti išdrįso tik saujelė drąsuolių. Tikras Dievo stebuklas ir palankios aplinkybės lėmė Lietuvos valstybės atsikūrimą. Nuoširdžiai džiaugiamės tuo, tačiau džiaugsmą nuolat lydėjo netikrumo ir nerimo šešėlis. Atgauta laisvė ir nepriklausomybė daugeliu atrodė atkovota pernelyg lengvai. Ji atrodė kažkokia dirbtinė, efemeriška ir netvirta. Kodėl?
nes ją valdyti ėmėsi žmonės iš tos pačios aplinkos, kurie ką tik buvo persekiota bet kokia laisva mintis. Argi jų prigimtis pasikeitė? Šiandieninė Lietuvos valdžia tautos sukilimo dieną vertina per keistus išvedžiojimus arba tiesiog mini ją tylėdami. Vasario 16 ir kovo 11 dienomis netylima. Jos laikomos nepriklausomos valstybės fasado kertiniais akmenimis. Jos švenčiamas, nors dažnai tik formaliai. Pažvelkime tiesiai į akis. Lietuvai gresia likti be lietuvių. Arba su tais, kurie kalba anglų ir rusų kalbų maišalinę. Tokiame darinėje net ir patys stipriausi kertiniai akmenys paprasčiausiai sutrūnės. 1941 metų tautos sukilimas taip ir netapo būtinų valstybės fasado ramsčių. Todėl jau dabar sukilimas yra sąmoningai trinamas iš Lietuvos istorijos ir tautos atminties. Panašu, kad birželio 23 Lietuvoje tampa tuo, ko okupuotoje šalyje buvo vasario 16. Jie švies tik menkas būrelis ištikimų tautiečių. Lietuvos valstybei, dėl kurios atkūrimo galas padėjo tūkstančiai drąsuolių, šis sukilimas nerūpi. Jis ne tik neminimas, jis nepripažįstamas kovų už Lietuvos valstybingumo faktu. Sukilimas pavestas kažkokiu prieštaringai vertinamų įvykių, kurį telieka menkinti ir smerkti. Šiandien vieši sukilimo paminėjimai vyksta tik privačių asmenų ir keleto patriotiškų organizacijų iniciatyva. Šie renginiai neturi jokio oficialaus statuso. Jų dalyvių gretos kasmet retėja, tirpsta kaip pavasarinis sniegas. Ar sukilimą užmirš jaunoji lietuvių karta, o jie atsimins? Tai tik smerkdama, pažvelkime aplinkui, juk būtent šito ir siekiama. Prisiminkime istoriją, kažkada netoliausiai Kremliaus tarnai juodinę vasario 16 Lietuvą išdrįso pripažinti. Toji valstybė buvo pažangesnė už carinės Rusijos tautų kalėjimą. Tačiau net užuominą apie nepriklausomybės atkūrimą jie laikė beprotybę. Net ir Sąjūdžio laikais buvo per daug trypčiojama prie Kremliaus nubrėžtų raudonų linijų. Veltasi į pavojingus kompromisus, tauta buvo vykdoma, vedama žingsnis po žingsnio link dvasinės pabaigos. Ar šių dienų patriotai neina tuo pačiu nuolankumo keliu konferencijos, kuriuose net nedrįstama garsiai perskaityti savo rezoliucijų, nieko nepakeis. Jos liks tik bejėgėmis gerų ketinimų deklaracijomis. Viskas liks toje pačioje dykroje, jei tautos atstovams trūks drąsos ir politinės valios pripažinti tautos sukilimo deklaraciją Lietuvos valstybės teisės aktu. Mes esame čia ne tik tam, kad paminėtume sukilimą. Mes esame čia ne tik pagerbti jų didvyrių. Mes atėjome reikalavome, kad Seimo nariai pagaliau atliktų savo moralinę ir politinę pareigą. Grąžinkite sukilimą į Lietuvos laisvės kovų istoriją. Ačiū. Dėkoju Gintautui Terleckui. Tarsi išgirdom kažkur iš praeities Antano Terlecko žodžius. Ačiū jam ir ačiū Gintautui šiandien išsakytų žodžius. Kazys Bradūnas tautos šventėje. Kai istorija įžiebus melsvą ugnį, šlaksto žemę žuvusių krauju ir per amžių juodąją bedugnę mostelės su želmeniu nauju, aš klaupiuos į pašvestą įsimėlį su didžiu stebuklo laukimu ir kiekvieną kritusio šešėlį kaip kautinių vėliavą imu, o tautos dvasia sparnus ištiesia liko šeima tolimų dainų ir giedodamas herojiškąją giesmę kyla iš liepsnos ir pelenų. Dabar norėčiau prie mikrofono pakviesti
lietuvių kalbos gynėja, mokytoja Lina Laučienė. Aplodismentais pasitikim ją. Brangus lietuviai, brangus Lietuvos žmonės. Šiandien mes stovime ant savo žemės, savo Lietuvoje, į kurią susigėręs mūsų didvyrių patriotų kraujas. Jeigu ši žemė kada nors prasivertų, išvystume plačiai išsiliejusias mūsų protėvių kraujo upes, kurios skausmu kunkuliuodamos dabartiniai valdžiai šauktų iš gudumos, taip kaip šaukia šiandien mūsų lietuvių patriotų drąsios širdys ir lūpos. Ką padarėte su mūsų Lietuva, už kurią atidavėme brangiausią? Ką padarėte su mūsų gyvybėmis, šaukia į amžinybę nuėję patriotai? Kodėl jūs niekinate mūsų kraują, kuris per visus Lietuvos istorijos tūkstantmečius, per visus šimtmečius, dešimtmečius Lietuvos karus ir kovas su nuožmiais priešais jūs atvedė į šių dienų rames dienas ir kuriomis jūs mėgaujatės? Kodėl Lietuvoje naikinate, trinate mūsų didvyrių vardus? Kodėl lūpate ir daužote atminimo lentas su mūsų vardais, šaukia didvyriai? Kodėl panaikinote Kazio Škirpos alėjos pavadinimą? Kodėl sąmoningai klastojate mūsų istoriją? Kodėl nepripažįstate sukilimo deklaracijos valstybės teisės aktų ir tuo neatiduodate mums deramos pagarbos? Lietuvos valdžios vyrai ir moterys, jūs privalote mums sugrąžinti gyvenimą ir leisti mums gyventi ateities kartose. Mes to neprašome. To reikalauja mūsų pralietas kraujas. Už tėvynę ir už jūs, brangus seimūnai, valdžios vyrai. Juk ne priešą gynėme ir su juo nesusidėjome. Mes gynėme savo kraštą, kad šiandien ir jūs laimingi čia gyventumėte. Mes gynėme savo šalies nepriklausomybę. Tad tūkstančius kartų jūsų klausime, kodėl nesiryžtate ir kas jūs visus sulaiko nuo teisingumo įvykdymo. Kodėl neturite valstybinės savigarbos? Kodėl nesaugojate to, kas priklauso lietuvių tautai? Kas jūs apžavėjo ir kas jūsų širdis apkerėjo? Kodėl karšta geležimi išdeginote savo sąžinę, kurią Dievas davė? Kodėl tūpčiojate vietoje, kai reikia priimti vyriškus sprendimus? Atminkite, pralietas kraujas iš žemės visada šaukėsi tiesos, teisingumo ir atminties įprasminimo, nes tai Dievo dėsnis, nuo kurio niekas niekada dar nėra pabėgęs ir jūs nepabėgsite. Kraujo šauksmas nutyla tik tada, kai visiškai sugrąžintas, įprasmintas teisingumas. Tokie klausimai ir teiginiai, brangieji, visiškai pagristi šiandienos kontekste,
Juk birželio 23 dienos sukilimas įsiūbavo visą Lietuvą. Mūsų tėvynė sukilo prieš rusiškąjį bolševizmą, kuris kaip devyngalvis slibinas iššliaužė į mūsų žemę. Todėl lietuvių tauta ranka rankon pakilo prieš šį raudonąjį priešą, apginti tautos nepriklausomybę ir nieko daugiau, kaip kai kurie aiškina. Todėl, jei turime suverenią valstybę, jei mūsų valdžia dar įgali priimti moralinę ir politinę atsakomybę prieš tautą ir jos praeities krauju apšlakstytą kovą, ji privalo pripažinti Birželio sukilimą Lietuvos Respublikos teisės aktu. Ačiū Jums visiems už dėmesį ir telaimina mūsų Lietuvą aukštybių Dievas. Ačiū Alinai. Dabar kaip ir pridera, Tautos forumas rengė šį mūsų susibūrimą ir paminėjimą. Todėl Tautos forumas parengė ir pareiškimą Lietuvos Respublikos prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centrui, žiniasklaidai. Tautos forumas, pareiškimas 2026 metų Birželio 23 diena Vilnius. Dėl 2000 metų rugsėjo 12 dienos Seimo priimto įstatymo dėl 1941 metų Birželio 23 dienos Lietuvos laikinosios vyriausybės priimto paskelbto pareiškimo nepriklausomybės atstatymo deklaravimas, pripažinimo Lietuvos valstybės teisės aktu, paskelbimo ir teisinės galios atkūrimo. Tautos forumas atkreipia visuomenės, Lietuvos Respublikos Seimo ir valstybės institucijų dėmesį iki šiol neįspręsta ydinga teisinė situacija susijusia su 2000 metų rugsėjo 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų dėl 1941 metų Birželio 23 dienos Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimo nepriklausomybės atstatymo deklaravimas, pripažinimo Lietuvos Respublikos teisės aktu projektas. Seimo posėdžio metu šis įstatymas buvo priimtas ir nustatyta tvarka, už jį balsavo 48 Seimo nariai, prieš nebalsavo nei vienas, susilaikė 3. Oficialiuose Seimo dokumentuose užfiksuota, kad buvo priimtas būtent įstatymas, o ne svarstomas ar pateikiamas jo projektas. Priimtų įstatymų buvo pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu 1941 metų Birželio 23 dienos Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimas, nepriklausomybės įstatymo deklaravimas, kuriuo lietuvių tauta, sukilusi prieš sovietinę okupaciją, paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau po įvykusio balsavimo ir įstatymo priėmimo jo įgaliojimo procedūra nebuvo užbaigta. Įstatymas nebuvo perduotas Lietuvos Respublikos prezidentui pasirašyti ir nebuvo oficialiai paskelbtas. Vėlesniais procedūriniais sprendimais buvo mėginama paneigti jau įvykusio Seimo balsavimo teisinius padarinius, nors Lietuvos Respublikos Seimo valia buvo aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta. Tautos forumas pažymė, kad Lietuvos valstybė negali remtis selektyviu istoriniu teisingumu.
Jeigu Lietuvos Respublika pripažįsta valstybės tęstinumą ir gerbia kovotojų už laisvę atminimą, ji privalo deramą teisinį statusą suteikti ir 1941 m. Birželio sukilimo metu paskelbtam nepriklausomybės atkūrimo aktui. Todėl Tautos forumas ir šiandien, aš manau, čia visi susirinkę, pritarsite tokiems dalykams. Pirma, oficialiai pripažinti, kad 2000 metų rugsėjo 12 dieną Seimas priėmė įstatymą dėl 1941 metų birželio 23 dienos Lietuvos laikinosios vyriausybės pareiškimo nepriklausomybės atstatymo deklaravimas, taip vadinasi dokumentas, pripažinimo Lietuvos Respublikos teisės aktu. Antras, atlikti visus būtinus teisinius veiksmus, reikalingus užbaigti šio įstatymo priėmimo procedūrą ir pašalinti susidariusią teisinę spragą. Trečia, oficialiai paskelbti įstatymą įgyvendinant 2000 metų rugsėjo 12 dieną Seimo išreikštą tautos atstovybės valią. Ketvirta, užtikrinti, kad Birželio sukilimo ir Lietuvos laikinosios vyriausybės istorinė bei teisinė reikšmė būtų vertinama remiantis istoriniais faktais, o ne politinė konjunktūra. 1941 m. birželio 23 dieną paskelbtas nepriklausomybės atstatymo deklaravimas buvo vienas svarbiausių 20 amžiaus Lietuvos valstybingumo tęstinumo liudijimų. Jo pripažinimas Lietuvos Respublikos teisės aktu yra ne tik istorinio teisingumo, bet ir pagarbos Lietuvos valstybės piliečiams klausimas. Pasakykit, ar pritarėt tokiam dokumentui? Vienbalsiai pritarėm. Taip ir atsiūsim. Tautos forumas pasirašo. Na ir kadangi visi jau apkalbėjom, tai užbaigimui. Birželio 26 dieną Karmelitų kapinėse Kaune, laidant žuvusius sukilėlius, profesorius Ambrazevičius prie kapo duobės kalbėjo. Nebe pirmą kartą šioje vietoje prasiveria duobės, kad priimtų kūnus tų, kurių kraujas reikalingas palaikyti tautos laisvei. Tačiau niekad toji duobė nebuvo tokia didelė, kaip šiandien. Tai rodo, kiek Lietuvos žemė ištroškusi laisvės. Tai rodo, kokia stipri tėvynės meilė yra išaugusi jų vaikų širdyse, kad ištisi jų būriai, šimtai ir tūkstančiai savo norų ryžtasi mirti, kad svetimiems nevergautų. Kiekvienas idealistas pasirengęs tėvynės gynėjo lemtį, tikėjo pergalę ir troško gyventi. Jie ne tik bijojo priešų ir mirties, kiek bijojo, kad tautiečiai nesupras jo aukos ir pamirš juos. Tai reikėtų įsidėmėti šitos žodžius, kad tautiečiai ir tauta nepamirštų jų didvyriškumo. Nedaug atėjo šiandien į šį mūsų susibūrimą, bet atėjo tiems, kuriems labai tai svarbu. Ir dabar visus kviečiu neįsibėgioti, o tiesiog nueiti prieš kirpos lentos. Jinai buvo ir bus. Čia tik laiko klausimas. Pagerbkime sukilimo vadovą Kazį Škirpą. Kovo! Gerai, ačiū visiems.